Šiandien žiniose. Panevėžiečiai už verslo liudijimus kitąmet turėtų mokėti mažiau. Kaip išvengti aukų šildymo sezono metu. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos kolegija pritarė idėjai 2011 metais žymiai sumažinti panevėžiečių mokamą mokestį už verslo liudijimus. Galutinį sprendimą dėl mažesnių mokesčių dydžių iki lapkričio 10 dienos turi priimti savivaldybės taryba. Kaip žinote, šiai dienai tas mokestis yra, manyčiau, pagal situaciją yra gan didelis, tai yra 1440 litų metam už vieną verslo liudijimą ir įvertindami tą krizinę situaciją pernai politikai priėmė tą minimalų lygį visiems vienodą. Vis dėlto 1440 litų į metus tai yra gan didelis mokestis. Gan didelis. Ir kada mes diskutuojame su verslininkais, tas verslininkas iš to smulkaus verslo, kuris gali uždirbti 1000 litų savo į mėnesį, tai, žinokit, reikia padirbėti labai rimtai. Mes taip jau analizavom, diskutavom. Iš 98 veiklos rūšių 69 ketinama nustatyti minimalų metinį dydį 120 litų. 11 pelningiausių veiklų – prekybininkams, statybininkams, santechnikams, kirpėjams ir kitiems – 480 litų mokestį. 8 vidutiniškai pelningoms ir populiarioms veikloms – siuvimui, baldų gamybai, vertimui – 360 litų mokestį. 10 mažiau pelningų ir populiarių veiklų – spaudos platinimui, avalynės laikrodžių taisymui 240 litų mokestį. Mes galim pasakyti drąsiai, kad tokių verslininkų, kurie pirksis verslo liudijimus, jų padaugės, bet ar antiek padaugės, sakykime, kad padengsime visas tas negautas pajamas dėl sumažėjimo lyginant su 10 metais, sunku prognozuoti, bet tikimės. Tikimasi, kad sumažinus mokestį bus įsigyta daugiau verslo liudijimų, įsikurs naujų darbo vietų, mažės šešėlinė ekonomika ir padaugės legaliai dirbančių ir mokesčius mokančių gyventojų. Kasdien vis labiau vėstant rudens orams netruks prasidėti intensyvaus šildymo sezonas, o su juo atsiras ir naujų sąlygų bei priežasčių gaisrams kilti. Kaip rodo statistika, šaltaisiais metų mėnesiais labai padaugėja gaisruose žūstančių žmonių. Siekdami išvengti gaisrų ir žmonių aukų juose, valstybės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai, kaip ir kasmet spalio mėnesį, kartu su atsakingais savivaldybių socialinės rūpybos skyrių ir seniūnijų darbuotojais lankysis socialiai remtinose šeimose ir domėsis jų būstuose naudojamų šildymo įrenginių priešgaisrinę būklę bei patars, kaip saugiai juos eksploatuoti. Jau kaip taisyklė, atšalus orams, prasidėjus intensyvesniam šildymui, padaugėja ir gaisrų. Ir tokia tendencija tikrai matoma ne vienerius metus ir Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba tradiciškai taip pat organizuoja ir akciją Kūrenkime saugiai. Šios akcijos metu mes lankysime galbūt daugiau Panevėžio rajono gyventojus, socialiai remtinas šeimas, pavienius pagyvenusio amžiaus žmonės, tiesiog įvertinsime jų šildymo įrenginių priešgaisrinę būklę ir noriu visiems pasakyti, kad tai tikrai nėra kažkokia tai baudžiamoji akcija ir jeigu jiems iškyla kažkokių klausimų dėl šildymo įrenginių eksploatavimo, visada gali kreiptis į Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Praėjusio šildymo sezono metu dėl krosnių židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo taisyklių pažeidimų šalyje kilo 795 gaisrai, kurių metu žuvo 11 žmonių, o 22 gyventojai patyrė traumas. Pirmiausia, jokių būdų išeidami iš namų nepalikti besikūrenančių krosnių, nepalikti jų prižiūrėti mažamečiams vaikams. Taip pat prie krosnės pakuros grindys turi būti uždengtos nedegė medžiaga, kad iškritusi žarija neuždegtų grindų. Taip pat palėpėse būtent dūmtraukiai sienos su dūmų kanalais turi būti išbalintos, kad matytųsi bet kokie įtrūkimai, įplyšimai. Na, o svarbiausia, prieš šildymo sezoną, ir tai jau turėjo būti padaryta, turėjo būti išvalyti dūmtraukiai, tiesiog apžiūrėtos krosnės ir viskas yra pasiruošta šildymo sezonui, o šildant dūmtraukius reiktų valyti bent vieną kartą per ketvirtį.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas taip pat pataria gyventojams, nelaukiant nelaimės, įsigyti bei gyvenamose patalpose įsirengti autonominius dūmų signalizatorius, kurie įspėtų apie gaisro pavojų. Rugsėjo 3 dieną, minint žymaus režisieriaus Juozo Miltinio 103-asias gimimo metinės, prie Juozo Miltinio palikimo studijų centro, įsikūrusio name, kuriame gyveno žymusis teatro įkūrėjas, buvo pasodintas dekoratyvinis maumedis. Tačiau šįryt į darbą besirenkančius darbuotojus toje vietoje, kur augo medis, pasitiko tik juoda žiojėjanti duobė. Kadangi buvo prie namo ir tai yra prie Miltinio palikimo studijų centro, sutvarkytas gerbovis ir pasėta žolė ir ta proga, Miltinio gimtadienio proga, žinoma, Miltinio gimtadienis ir šie metai sutampa dar ir su tokia kita svarbia proga, su teatro 70-osiom įkūrimo metiniam, ir buvo sutvarkyta ir pasodintas dekoratyvinis maumedis. Ta dekoratyvinį maumedį mums padovanojo miesto savivaldybė ir žinoma, mes labai džiaugiamės. Pradžioje lyg tai tarsi ir buvo tokių nuogąstavimų, kad galbūt gali kažkas tai tą maumedį išrauti ar pavogti, bet kadangi jis sėkmingai jau visą mėnesį žaliavo, jau dabar šiek tiek buvo pageltęs, ir, tarsi apsipratom ir manau, kad sėkmingai, sakau, jis ir toliau augs, bet dėja atsitiko visai kitaip. Šiandien rytą atėjus į darbą, tiesiog buvau priblokšta, ten, kur augo maumedis, tik tai duobė belikusi. Kas galėjo taip įžūliai pasisavinti pakankamai brangų ir prabangiai atrodantį augalą, centro vedėja teigė, nė nenutuokianti. Čia žinot, gyvenamasis rajonas, čia aišku mūsų centras įsikūręs. Sunku, ką aš tokių įtarimų konkrečių tai tikrai neturiu, o galima spėti, kas nebent yra kažkur tai čia arti aludės, bet tai negalima sakyti, kad būtent tie žmonės paėmė. O gal visiškai kas kita. Bet kad tai buvo pasidarbuota turbūt arba naktį, arba paryčiais, tai aišku, nes ką tik šviežia duobė stovi. Kaip teigia Juozo Miltinio palikimo studijų centro vedėja, tuščia duobė ilgai nebus, teks pasodinti kitą augalą. Tačiau jau dabar baiminamasi, kad šios nemalonios nakties įvykiai ir vėl nepasikartotų. Nors epilepsija serga 9–10% visų Lietuvos neįgaliųjų, reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa parodė, kad visuomenės supratimas apie epilepsiją yra nepakankamas. Visuomenė vengia epilepsiją sergančiųjų dėl informacijos apie šią ligą stokos, o šie jaučia nepalankumą iš visuomenės pusės ir gyvena socialinės atskirties gyvenimą. Panevėžio apskrities epilepsiją sergančiųjų organizacija Epilepsis šiais metais vykdo Lietuvos ir Norvegijos finansuojamą subsidijų schemos projektą, pavadintą patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas. Šio projekto tikslas yra mažinti epilepsiją sergančiųjų socialinę atskirtį, tuo pačiu ugdyti švietimo ir sveikatos specialistų darbo su epilepsija sergančiaisiais kompetencijas bei visuomenės informavimo kompetencijas. Mūsų projekto partneriai buvo Norvegijos epilepsijos asociacija bei Panevėžio apskrities savivaldybės. Tai mes turėjom galimybę išvykti į Norvegiją, savivaldybių specialistai, mūsų organizacijos specialistai. Iš ties buvo suteikta labai gera proga įgyti teorinių, praktinių žinių, pasisemti patirties, parsivežti metodinės medžiagos, kurią mes iš ties labai naudingai panaudojom seminarų metu, kurie buvo vykdyti visuose 5 rajonuose sveikatos ir švietimo įstaigų darbuotojams. Dėl skirto finansavimo buvo įkurta specializuota internetinė svetainė skirta besidomintiems epilepsija. Taip pat išleistas leidinys skirtas švietimo įstaigų darbuotojams tiesiogiai susiduriantiems su vaikais sergančiais šią ligą. Manom, kad tai yra projektas, kurio kryptis yra būtent visuomenės švietimui. Todėl, kad kuo mažiau būtų baimių, kuo mažiau mitų apie šitą ligą ir dėl informacijos stokos,
kad taptų tie žmonės, kurie gyvena tą socialinę atskirtį, kad jie galėtų integruotis į visuomenę. Dalyvavimas programuose tiek skirtose sergantiesiems, tiek kitiems suinteresuotiems asmenims rodo, kad neįgaliųjų integracija yra reikšmingas procesas. Organizacija Epilepsis kviečia naudotis teikiamomis paslaugomis, o išsamesnę informaciją galima sužinoti Ukmergės gatvėje 4-8 arba telefonu 86 85 06 447.